Labas vakaras, brangus radio klausytojai, su jumis laida Gyvieji šaltiniai ir Arnoldas Matijošius. Šį vakarą norėjau pakalbinti Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bendruomenės pastorių Irmantą Pinkoraitį. Labas vakaras, Irmantai. Labas vakaras. Irmantas yra taip pat ir Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos pirmininkas. Ir mūsų šitą sąjungą, kurioje ir aš esu narys beje, mes dalyvaujame Europos baptistų veikloje pagal savo išgalės, pagal tai, kiek turime laiko, galimybių. Ir Irmantas sutiko trumpai papasakoti, kas tai yra EBF, Europos baptistų federacija, truputėlį apie tai, kaip jį veikia ir kaip mes iš Lietuvos kokiais būdais joje dalyvaujame. Taigi, Irmantai, galbūt trumpai, kas yra ta federacija? Ar tai konfesija, ar denominacija, ar kažkaip kitaip galima apibūdinti? Na, Europos baptistų federacija tai pavadinimas organizacijos, kuri vienyje baptistų bendruomenių sąjungas, asociacijas, draugijas, kaip jos besivadintų Europoje ir ne tik Europoje, taip pat ir vidurio rytuose. Šiuo metu sudaro apie 52 sąjungos ir konvencijos, asociacijos. Tose sąjungose drauge yra apie 770 tūkstančių tikinčiųjų. Tai yra tam tikra jėga, galima sakyti, krikščionys, kurie savo darbais ir savo žodžiu daro įtaką visuomenėje. Kaip EBF reaguoja į pokyčius Europoje, tai kas dabar vyksta, visų pirma, sekuliarėjame mes, antra, aiškiai matome, kaip keičiasi ir demografinė padėtis, ir dabar pastarieji įvykiai, imigracija didelė į Europą. Gal teko jums kažkiek aptarti, susitikus su vadovai sąjungų? Na, kiekvienais metais vyksta Europos baptistų federacijos taip vadinamos tarybos susirinkimai, kasmetiniai susirinkimai, kur suvažiuoja visų sąjungų asociacijų vadovai, sekretoriai ir pirmininkai, prezidentai, kaip jie besivadintų, ir kiekvienais metais yra tų įvairių temų, kurios yra liečiamos be darbinių ataskaitų įvairiausiuose komitetuose ir veiklos, ir iš tikrųjų Europos baptistų federacija dalyvauja labai stipriai įvairiausiuose visuomeninėse, socialinėse projektuose ir kažkokį vieną išryškinti sudėtinga. Iš tikrųjų, jų labai daug yra. Tai yra akivaizdu, kad dabar, kada kalbama apie pabėgėlius, tai suprantama, kadangi Europos baptistų federacija viena iš krypčių yra iš tikrųjų dirbti žmogaus teisų srityje, tai aišku, tikrai yra ir bus labai aktyviai tame dalyvaujama ir yra dalyvaujama jau nuo seno, tarpininkaujant ir įvairiausiose šalyse, kur yra ne tik krikščionių teisės pažeidžiamos ir nemažai nuveikta toj srity yra. Ja, tai žmogaus teisės apima ir šalys į rytus nuo Lietuvos, jeigu tai pasakysim, Baltarusija, Rusija, Vidurinė Azija, taip pat ir Vakarų Europą. Na, mes su Irmantu pratęsim mūsų pokalbį apie Europos baptistų federaciją, apie įvairius projektus, o dabar padarykime nedidelę pauzę, paklausykime muzikos.
I've sealed it for your courts, and none before thee, Jesus only. My soul thirsts for you more and more. Though I wander, you won't leave me. Though I'm ruined, you still want me. Though I'm weak, you use my weakness. Your grace sufficient for all my Hallelujah, you're my Savior, and hallelujah, you're my friend. Upon Calvary, you set me free. Upon Calvary, you set me free. And your love, it has no ending. Yes, your love, it has no ending. Yes, your love, it has no Tęsime mūsų laidą. Gyvieji šaltiniai šiandieną kalbina baptistų pastorių Irmantą Pinkoraitį. Irmantas dalinasi mintimis, kaip Europos baptistai susivienyje į Europos baptistų federaciją veikia kartu viešpatės vardą skelbdami Europoje ir už jos ribų. Irmantai teko skaityti, kad yra toks projektas vietinių baptistų misionierių, kurį remia Europos baptistų federacija. Kokia jo prasmė, kuo jie siekia tuo projektu? Vietinių misionierių apie kokius tu? Tas Indigenous Missionary Project. Taip, yra vienas iš projektų. Kaip čia išversti tiksliau, nežinau, bet... Yra vienas iš projektų, kur bendruomenės, baptistų federacijos sąjungos ir bendruomenės dalyvauja ir savo, aišku, aukomis ir ne tik remdamos vietinėse įvairiose šalyse misionierius, kurie pradeda ar tęsia evangelizacinį darbą, pradėdami bendruomenės ten, kur nėra krikščioniškų bendruomenių. Ir tokie yra trumpalaikiai projektai ir iš tikrųjų yra labai daug šalių, kurios nėra pasiturinčios, kur krikščionių nėra daug, kur parama yra reikalinga. Taigi kitos šalys, kitų šalių baptistų bendruomenės aukoja lėšas ir remia vieną ar kitą misionierių. Aišku, taip pat per tą bendravimą ne tik finansinė parama yra, taip pat ir teologinė parama ir galima rasti, pakviesti, dalyvauti mokymuose įvairius teologus, pastiprinti tikinčiuosius. Ar, sakykime, iš kokių tų Europos baptistų federacijos
narių sąjungų. Mes Lietuvoje labiausiai draugaujam, dažniausiai susitinkame kokius žmonės iš kurių kraštų. Na, normalu, kad greta esantis mūsų kaimynai, tai Latvija, Estija, su jais bendraujame, taip pat turime nemažai ryšių su Švedijos bendruomenėmis, užsimezga ir su Suomijos, gal ne tiek daug su Lenkijos, bet irgi esame dalyvavę ir jų Lenkijos baptistų sąjungos konferencijose ir projektas, kurį prieš tai minėjome, misionieriškas projektas, taip pat koordinatorius yra brolis iš Lenkijos, yra tų susitikimų, tų bendravimų. Taip pat Europos baptistų federacija turi draugų ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose yra keletą organizacijų, su kuriamis tenka taip pat susidurti, nors atrodo toli labai, jos irgi dalyvauja, įvairiais būdais remia krikščionišką veiklą Europoje. Taigi kartais ir Jungtinės Amerikos valstijos tampa labai artimos, vien dėl to, kad žmonės domisi, dalyvauja Europos misijoje. Kartais žmonės klausia, kai sužino apie tikėjimą ar konkrečią bažnyčią, sako, pabrėžėt, kad yra kongregacija arba kaip mes išverstume bendruomenė, surinkimas, sako, kongregacinė bažnyčia, koks jos požymis, ko jinai gal skirtusi nuo Lietuvai būdingų kitų krikščioniškų tradicijų, kaip baptistų pavyzdžių. Na, baptistų bendruomenės iš tiesų tai yra, galima vieną pasakyti, tai yra laisvos bendruomenės, savarankiškos bendruomenės, nors jos jungiasi į sąjungas, ar kitaip, kaip jas įvadintų, jos bendrijas, ir nes iš tikrųjų sunku įsivaizduoti krikščionybę, jeigu jinai nėra vieninga, jeigu tikintieji negali kažkaip draugė veikti. Ir baptistų bendruomenės ypatumas tas yra, kad nors mes esame susijungę įvairias organizacijas, kaip esame taip pat ir pasaulinio baptistų alijanso nariai, vis dėlto tai nėra kažkokia tai hierarchinė struktūra. Tiesiog ta organizacija, kur gana valdymas yra labai demokratiškas. Bendruomenėse taip pat panašiai yra, bendruomenės renka savo vadovus, tvarkosi, turi vienokią ar kitokią kažkokią tokią valdymo struktūrą, bet tai iš tiesų visas valdymas kyla, jeigu taip paprastai pasakyti, iš apačių. Ir nes toks modelis buvo ir mes tikime yra šventajame rašte ir mes į tokį matėme su Jėzumi ir jo mokiniais. Jis pašaukė žmonės ir jis sakė, kad jūs esate broliai, seserys, jūs esate tarnai, netgi daugiau, sako, tarnai, kuriems neįdėkojama, lik vergai, kaip ir pats Jėzus Kristus buvo. Taigi mums be galo svarbu yra, baptistų bendruomenėms yra be galo svarbi ta Kristaus idėja, mintis, kad esame visi vienodi, tačiau su skirtingomis dovanomis. Ne visi pašaukti vadovauti, ne visi pašaukti muzikuoti, ne visi pašaukti daryti dar kažką. Tai bendruomenės baptistų labai ieško tų dvasinių dovanų ir drauge dalyvauja, drauge dalinasi atsakomybėmis. Ir taigi ta dvasia tokia atsispindi ir didesnėse struktūrose. Ar tai bus sąjungos, konvencijos ar tarptautinės organizacijos. Ačiū Irmantai. Dabar kviečiu visus paklausyti muzikos ir po to grįžime prie mūsų pokalbio apie baptistus Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. As the starry night gives way to dawn, I will breathe it in and sing this song. Thank you. As I rise and as I go, make my way upon the narrow road. Let my prayer be this and this alone. Thank you. You are good.
cross that stands. Jesus, in this life and for the next. Thank you, thank you. You are good, forever good. You are faithful, only faithful. You are constant, you are kind, and I am grateful. You are true, forever true. You are faithful, always faithful. You are for me, you are with me. I am grateful. You are for me, you are with me. I am grateful. You are for me, you are with me. I am grateful. Grįžtame į Gyvųjų šaltinių studiją ir mes XFM radio eterė šiandieną kalbame su pastoriumi Irmantu Pinkoraičiu apie Europos baptistų federaciją, apie Lietuvos evangelikų baptistų dalyvavimą jos veikloje. Norėčiau Irmantai paprašyti, kad trumpai papasakotum, kaip europiečiams pavyko ir kada tai buvo įkurti tokią federaciją kaip laisvų, nepriklausomų baptistų sąjungų iš įvairių šalių tokį susivienijimą. Na, krikščionys baptistai nuo seno, jeigu kalbėti apie baptistų bendruomenių vardą, atsiradimą 16-17 amžių, buvo tikrai tokios labai įvairios bendruomenės ir jos nuo seno pradėjo vis tik burtis drauge įvairias tokias sąjungas. Ir 1949 metai tai yra tas laikas, kada yra susikūrusi Europos baptistų federacija po baisaus antro pasaulinio karo ir susikūrė jinai Šveicarijoje ir po truputį pradėjo augti ir daug įvairių Europos šalių baptistų sąjungų, susivienimų, bendrijų pradėjo jungtis kartu ir pamatyti iš tiesų, kad yra didelė nauda būti drauge, dalintis savo resursais, dvasiniais resursais, materialiais resursais, kurti įvairias misijas, dalyvauti labdaros veikloje ir įvairiausiose kitokiose veiklose, kurias bendruomenės tikėjo, kad Dievas yra šaukia padaryti, atsiliepdamas jautriai iš tiesų tai, kas vyksta visuomenėje ir ne tik susirūpinusios savo krikščionių ar vien tik baptistų gyvenimu. Nes iš tiesų Europos baptistų federacija yra labai aktyviai dalyvaujanti įvairiausiose srityse gyvenime, pasaulio gyvenime. Ir kuri dabar iš Europos šalių skaičiuoja daugiausiai baptistų bendruomenių? Na, skaičius, aišku, galima būtų pasižiūrėti statistiką Europos baptistų federacijos puslapiuose, visko aš ir neatsimenu, bet yra didelės sąjungos Jungtinė karalystė, kaip ir tokia gimtinė baptistų yra ir Vokietija, Rusija, Ukraina yra skaitlingos. Kažkur tai Britanijoje apie 2000 bendruomenių teko skaityti ir Ukrainoje daugiau kaip 1000. Kaip Lietuvoje yra, baptistai nėra labai tokia paplitusi bendruomenių sąjunga, ar ne? Taip, Lietuvoje evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga, kuri pradėjusi savo veiklą yra prieš karą, kažkada buvo apie 13 bendruomenių. Aišku, antras pasaulinis karas ir sovietinė okupacija padarė savo ir daug bendruomenių tiesiog buvo uždarytos, maldos namai buvo atimti ir visgi to sovietinių laikotarpių taip pat egzistavo ir buvo baptistų bendruomenės ir nepriklausomybės atgavimo Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga buvo atkurta ir šiai dienai vienyje 8 bendruomenės ir ne visos jos turi pavadinimą baptistų, bet tiesiog mes draugė dalinamės tą pačią dvasią, teologiją ir skaičius tai irgi taip pat bendruomenės nėra didelės. Turbūt kiekvieną kartą sunku pasakyti tą tikslų skaičių, nes nesame tokie skaičiuotojai. Taip, ne tai svarbiausia yra.
santykinis dalykas. Tačiau džiugu pamatyti ar Facebooko paskyro, ar kitam socialiniam tinkle, kada bendruomenės jie, taip lietuviškas žodis, nežinau, įdeda, postina nuotraukas ir šią vasarą keletas krikštų yra bendruomenėse įvykę. Ir apie tai, kaip sekasi mums Lietuvoje, baptistams konkrečiai, mes pakalbėsime po trumpos muzikinės pauzės. You are my deliverer. You're my strength, my rock, my shield. You are my protection. You are my salvation. And I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. You are my strong tower. You're my refuge in the storm. You are my foundation. You are my redemption. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Oh yeah. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 I am yours. Hallelujah, hallelujah, Taigi, gyvieji šaltiniai, tęsėme mūsų laidą. Šį trečiadienio vakarą kalbame su Irmantu Pinkaraičiu apie baptistus Lietuvoje ir Europoje. Irmantas yra Vilniaus Naujojo Testamento bendruomenės pastorius jau daug metų. Bendruomenė yra Algirdo gatvė 48 ir visi, kurie klausotės,
norite apsilankyti, visada esate laukiami sekmadieniais 11 val. Ir trečiadieniais 18 val. Maldos vakare. Gal ir man tai galėtum papasakoti, kokiomis kryptimis bendruomenių nariai veikia Lietuvoje? Teologija, misija, labdara. Lietuvos bendruomenės mūsų pasklidusios po visą Lietuvą ir kadangi nėra daug bendruomenių, galiu pavardinti, tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Milakiai, Mažeikiai, Visaginas, Panevėžys, Šiauliai. Ir kiekvienas regionas turi savo specifiką, savo tiesų ir ekonomiką. Nuo to taip pat daug kas priklauso, ką bendruomenės veikia ir kokie yra pajėgumai. Ir daug bendruomenių nukentėjusius yra nuo, aišku, migracijos, daug jaunimo yra palikę. Tačiau kokios bebūtų nedidelės bendruomenės, kiekviena iš tiesų ištvermingai eina Jėzus Kristaus keliu ir pagal pašaukimą tarnauja, kaip Vilniaus bendruomenė, mano bendruomenė. Mes esame įkūrę krikščionišką mokyklą, dabar jinai vadinasi gimnazija jau, nes matėme, kad iš tiesų darbas su vaikais ir investicija į jauną kartą yra be galo svarbi, kad ne tik sekmadienio mokykloje juos mokiname Biblijos paslapčių, bet taip pat drauge dalyvaujame jų gyvenime ir paruošiant juos išeiti į Dievo sukurtą pasaulį. Taip pat esame įkūrę dienos centrą, kaip ir yra tokių dienos centrų įkūrę ir kitos bendruomenės. Kai kurių bendruomenių pastoriai labai aktyviai tarnauja kalėjimuose, kapelionais, daug metų lankosi ir iš tiesų yra gražaus vaisiaus iš to. Bendruomenės dalyvauja ir suvokdamos, kad iš tiesų yra daug tokios skausmo ir ypač kalbant apie vaikus nuskriaustus, taigi bendruomenės, turbūt kiekviena bendruomenė rengia vasaros stovyklas ir kitokius renginius, kviečia į vaikų klubus, vaikus iš tokių socialiai pažeistų šeimų ir ne viena bendruomenė yra dirbanti ir dirbusi su vaikų namais, kur užsimezga draugystė ne tik tarp bendruomenės, bet draugystė tarp tėvų, vaikų ir iš tiesų matėme daug gražaus vaisiaus šioje tarnystėje. Lietuvoje krikščionys leidžia šventąjį raštą, Bibliją, ar baptistai kaip nors dalyvauja leidyboje, bendradarbiauja galbūt? Taip, kadangi baptistų bendruomenės jos be galo myli šventąjį raštą ir tai yra vienintelis autoritetas, iš ko iš tiesų semiamas yra išmintis ir Dievo pažinimas. Mūsų bendruomenės dalyvauja Biblijos draugijos veikloje, yra Lietuvos evangelikų baptistų sąjunga yra viena iš steigėjų ir ilgametis bendruomenių sąjungos pirmininkas Albertas Latužis yra Biblijos vertimo komisijoje. Taigi, tai viena iš šitų sričių, aišku, dalyvaujame ne tik tame ir aukomis, ir leidyboje, krikščioniškos literatūros leidyboje. Dabar bendruomenės gauna kalendorius gražus lietuviškus 2015 ir 2016 metai. Ar planuoja baptistais kartu su kitais evangelikais leisti tą gražų kalendorių su švento rašto eilutėmis? Taip, čia yra viena iš iniciatyvų. Iš bendruomenių Šiauliuose, Kaune, kitų. Buvo keletą metų yra leidžiamas kalendorius, toksai tikintieji matė, kad tai yra poreikis ir gera dovana pasidalinti su draugais. Yra leidžiama. Kiek žinau, nemažai bendruomenių narių, pastorių, baptistų dalyvauja ir žurnalo Gyvieji šaltiniai leidyboje. Ir pačiam teko būti, ar ne? Ir redaktorium, ir dabar red kolegijai. Taigi, mes trumpai apžvelgiam, ką veikia baptistai Lietuvoje, o per trukėlės paprašysiu, kad pastorius Irmantas su jaunimu ir apskritai su visais radio klausytojais pasidalintų tą žinią, kuri šiandieną žmogaus gyvenime yra pati svarbiausia, be kurios žmogus neatras nei pats savęs, nei Dievo, kuris jį sukūrė. Paklausykime muzikos ir grįšime į studiją. You are the light and I am the sky, sun in the day and moon in the night. Whoa, 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 whoa.
beneath the willow down by our stream. Whoa, whoa, whoa. Though the limbs sway, we can trust in His promise. Though the limbs sway, we can trust in His promise. Underneath the surface, our roots pull us closer. Underneath the surface, our roots pull us closer. Don't take cover, wait till it's over. Don't take cover, wait till it's over. We were made for loving each other. We were made for loving each other. You are the eyes and I am beauty. With your gaze you see right through me. Whoa, whoa, whoa. You are the song and I am changing. With your voice rearranging. Whoa, whoa, whoa. Though the limbs sway, we can trust in His promise. Though the limbs sway, we can trust in His promise. Underneath the surface, our roots pull us closer. Underneath the surface, our roots pull us closer. Don't take cover, wait till it's over. Don't take cover, wait till it's over. We were made for loving each other. We were made for loving each other. Though the limbs sway, we can trust in His promise. Though the limbs sway, we can trust in His promise. Underneath the surface, our roots pull us closer. Underneath the surface, our roots pull us closer. Don't take cover, wait till it's over. Don't take cover, wait till it's over. Oh, we were made for loving each other. We were made for loving each other. Oh, we were made for loving each other. We were made for loving each other. Oh, we were made for loving each other. 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 Grįžtame į studiją Gyvieji šaltiniai ir aš laidos vedėjas Arnoldas Matijošus kalbuosi su pastoriumi Irmantu Pinkoraičiu apie baptistų gyvenimą ir tikėjimą. Šiandien Lietuvoje ir Europoje Irmantas kiek gali dalyvauja Europos baptistų federacijos veikloje kaip Lietuvos baptistų sąjungos vadovas išrinktas ir Irmantas turbūt pasidalins mintimis, kodėl šiame pasaulyje reikalingas Kristus, kodėl krikščionybė yra neatgyvenusi, bet krikščiai aktualesnė kasdien ir bendruomenės, kurios vadinasi ir baptistais, ir ne tik, jos siekia šitą žinią visais įmanomais būdais atnešti pas žmogų. Kiekvienam krikščioniui yra aišku, kad krikščionybė neįmanoma be Jėzus Kristus, jis yra mūsų viešpats, jis yra mūsų gelbėtojas, jis yra mūsų mokytojas. Ir mes kaip ir bet kuri kita evangeliška bendruomenė skelbėme Jėzų Kristų.
mes skelbėme, kas yra parašyta šventajame rašte. Ir mes kviečiame žmonės iš tiesų tikėti, nes be tikėjimo šitas pasaulis sugriūtų. Mes kviečiam tikėti ne bet ko, mes kviečiam tikėti Jėzumi Kristumi, jo evangeliją, tai yra jo gerąją naujieną, jo karalystės evangeliją. Ir mes kviečiame tikėti ir praktikuoti. Ne tik tikėti, bet praktikuoti, nes kada žmogus patikė Jėzumi Kristumi, kad jis atėjo į šį pasaulį ir prisiėmė visos žmonijos kaltes ir kad jis išsprendė savyje, išsprendė visas problemas, nuodėmės problemas ir visas kitas, kad atėjus pas jį iš tiesų galima išsivaduoti iš įvairiausių naštų, iš įvairiausių įkalinimų. Ar tai bus dvasiniai, ar tai bus teologiniai, ar tai bus filosofiniai. Ir mes skelbėme Jėzų Kristų, mes drauge bendruomenės, mes renkamės, mes skaitome šventąjį raštą, mes raginamės, mes tyrinėjamės, aiškinamės ir iš tiesų matome, kaip Dievas veikia, kada mes klausome Jėzaus Kristaus, kada dedamės į širdis, kada praktikuojame asmeniškai, kada praktikuojame bendruomenėse. Ir kaip pats Jėzus Kristus sakė, pasauliu nereikia didingų, galingų tikėjimų, užtenka tokio mažo tikėjimo, kaip garstyčios grūdelis ir žmogus galės tarti šilkmedžiui, persisodink į kitą pusę, ar kalnui, persikelk iš ten ir ten. Įvyksta dideli dalykai, kada žmonės tiki Jėzumi Kristumi, tiki jo mokslu, būna su jo, seka jo, gyvena pagal tus principus, nes evangelija yra geroji naujiena, tai yra žinia, kuri apima visas mūsų gyvenimo sritis. Nėra srities, kurią būtų galima išskirti, kad mes negalim pasimokinti iš Jėzaus Kristaus. Ar būtų galima pasakyti, kad Lietuvoje šiandieną galima laisvai evangelizuoti, skelbti žinią? Mano nuomonė, iš tikrųjų mes turime laisvę ir kaip ir tikiu kiekvienas kitas dvasingumas ar religija ar tikėjimas turi laisvę skelbti Jėzų Kristų, bet suprantama, kad mes gyvename žmonių visuomenėje su tradicijom ir įvairiomis ir kultūromis ir jokių būdų netikime, kad Jėzus Kristus, jisai kažkaip eina prieš kultūrą, prieš tradiciją, prieš papročius susiformavusius ir su didelė pagarba mes turime gyventi ir iš tikrųjų mes galime daryti Lietuvoje, kas iš tikrųjų tikime, kad Dievo yra valia. Nežiūrint tam tikrų smulkmenų, kurių yra šiek tiek pas mus ir įstatymuose, bet mes netikim, kad esam pašaukti skustis kažko tai, bet mums svarbiausia yra skelbti Jėzų Kristų, o tai daryti iš tikrųjų galima. Ir kitas klausimas susijęs su žmogaus atsivertimo autentiškumu. Ką tik skaičiau socialiniuose tinkluose, kad Vokietijoje iš tų atvykėlių 300 pasikrikštijo ten Švento Andriejaus evangelikų bažnyčioje, manydami, kad jie greičiau gaus pabėgėlio statusą Vokietijoje dėl to, kad jie krikščionys, nors jie iki tol buvo visi musulmonai. Ar bažnyčia turėtų siekti tokiu būdu narių gausos? Nemanau, kad apskritai, kad žinai, ar jie buvo tikrai nuoširdūs musulmonai, jeigu jie paėmė ir staiga pakeitė savo tikėjimą. Nes, ką žinai, tai yra tiesiog kartais žmonės naudojasi religingumu kaip kažkokia priedanga savo savanaudiškiams tikslams pasiekti. Taip neturi būti iš tikrųjų. Ir šventajame rašte mes skaitome ir apaštalai mokino netgi labai dėmesingai žiūrėti ir ištirti, kam reikalinga yra pagalba ir ne šiaip kažkam reikia kažkoks pagalbos ir tu sakai, valio, viską mes tau duosime ir vis dėlto Jėzus Kristus, mūsų viešpats, nemokina nei tinginiauti, nei apgaudinėti kitų ir visgi pats Jėzus, kaip matėme situacijos įvairiausiose, jisai matė, kas darosi žmonių širdyse ir tą sugebėjimą jis perduoda savo bažnyčioms visgi ištirti ir atskirti, kas yra tikra, kas meluojama. Dievas davė pakankamai dovanų dvasinių žmonėms bendruomenėse atskirti. Na ir pabaigai norėčiau paklausti, koks santykis baptistų su kitom evangeliškom bažnyčiom? Pirmiausia, su evangeliškom, taip pat ir kitų tradicijų tikinčiaisiais, kurių mes žinom Lietuvoje yra įvairiausių. Mes kaip krikščionis, normalu, kad tikėdami Jėzumi Kristumi, mes girdime jo paraginimą, kuris jisai meldėsi, ne tik paraginimas, jis meldėsi ir jisai sakė, tegul visi bus viena. Taigi vienybė Kristuje, tai yra, turi būti mūsų realybė. Vadinasi, mes privalome, nežiūrint to, kad galbūt nepatinka mums kai kurios tradicijos, kai kurių bendruomenių, nežiūrint to, visgi mes norime ir siekime įvairiais būdais tą vienybę skatinti, draugė dalyvaujame įvairiausiuose projektuose,
Vilniaus evangelikų bendruomenių pastoriai, vadovai ir misijų vadovai renkasi kiekvieną mėnesį maldai ir kartu darome projektus įvairiausius. Ir iš tiesų draugė mes galime daugiau nuveikti ir mūsų Lietuvos žmonių labui ir skelbdami ir garsindami gerą naujieną, kuri atneša išganimą ir tikrą pilnatvę ir ramybę žmonėms. Gražu girdėti apie tokius susitikimus, pusryčius ir bendravimą, maldas vienas už kitą. O mūsų radijo vardu dėkoju Jurmantai, kad atvykai, pasidalinai apie baptistus Lietuvoje ir linkime nuo XFM, kad bendruomenė stiprėtų, augtų skaičiumi ir dvasiškai, kad santykiai su Europos baptistų federacija jie išliktų turiningi, stiprus, svečiuotumėm vieni pas kitus ir taip pat informuotume mūsų brangius klausytojus apie bendruomenių gyvenimą, įvairių bendruomenių. O šį vakarą skiriame baptistams, tikimės, kad šioje laidoje mes pasikalbėsime ir su kitų evangeliškų bendrijų, konfesijų, denominacijų atstovais jau šį rudenį, kurie galės apžvelgti savo ypatumus, savo ryšius ir tą, ką jie daro Lietuvoje. O baigdamas norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie meldėtės už XFM radio aptarnavimą Lietuvoje, kurie karštai meldėtės, kad ir biržai turėtų nuo Liepos mėnesio dažnį ir taip įvyko. Dėkojom tiems, kurie remiate, palaikote radio stiprintuvų nuomą visuose 5 miestuose ir kviečiu klausytis ir šios laidos kartojimo sekmadienį ir kitų mūsų laidų, kurių tvarkaraštį rasite tinklapyje xfm.lt. Kągi, brangus klausytojai, tebūna viešpats su jumis. Sudie. Sudie. Ba-da-do-do-do-ba-da-do-do-ba-da.